Labas rytas. Taboras keliasi. Visi po biškį juda. Mes net ne pirmi, kurie atsikeliam. Keista, šis laikas pirmas atsikeliu, bet šiandien ne. Tai taboras juda jau po biškį. Ir reiškiasi, ruošiamsi naujai dienai. Šiandien relaksinė diena. Valandų, aišku, dar šiandien irgi čia kiek dabar valandų yra? Kiek valandų? Kiek valandų? 8. Bet jau visas taboras pakilęs, reiškia. Ne visas. Ne visas. 4 žmonės iš 30 tik tais vaikšto. Apsimevavęs būsiu. Taborą turėsim čia. Bet ką noriu pasakyti, kad iki 4 ryto vakar sėdėjom. Bet nieks nepyksta. Net prancūzai nesikeikit čia aplinkui 6 ryto. Bet už tai pasigydijų buvo atėjus močiutė iš ryto. Čia, blėd, riekalo, pizdėts liaudis prancūziškai. Jo, rėkia ant mūsų iš ryto čia, bet nes mes nesuprantam, ką jie nori pasakyti. Varpinė girdi skambino be 10:06, o jau ne 6 lygį. Bažnyčiai šiandien mišios užsakytos, man jau dušai ten, blėd, su fakilais jau visi sprendžia kažką tai. Su baltais kapišonais. Tai va toks mūsų rytas, tai labas rytas. O aš einu kepti kiaušinienės. Kol Audrelis čia neužėmė su savo vandenimu man. Labas rytas, draugė, miela. Puikiai. Pagi nebūna pagiriau, žinai, man linksma. Ką, purto? Ne. Neleidom miegot. Neleidom miegot? Kas neleido? Mes neleidom. O tu gerai? Gerai. Aš? Labas rytas. Labas. Ką čia darot? Double leg bike sausage? Yeah. English full breakfast. Tai kad tu prancūzai ir lietuvis, tai čia, karočiai... Jo. Iš English tik tai baconas. Va taip, visi čia pabiškai jau judinamės. Prasideda rytas, iš vakar dienos daug video nebuvo, nes kažkaip ne iki to buvo reikalai. Visi. Dar vis niekaip neišvažiuojam, bet savo planam kol kas ištikimi. Iki 11 turim išvažiuoti, dabar yra po 10:15. Viena palapinė liko, viena. Visi kiti daugiau mažiau susipakavę jau snampinėje. Kai visada. Ane? Laukiam. Šokam va. Linkėjimai! Ko ieškot jaunimas ten? Kam čia reklamą darysi? Čia iš tikrųjų... Nuo ko padeda? Vitaminas C, blėt, jeigu taip iš tikrųjų. Reikia sutrinti ir suostyti. Ne, šitą nesuostyti. Ne. Čia tave suostys. O čia one a day multivitaminas. Be ratų prirysiu nuo ryto. Jo, blėt. Ačiū labai. Kažkaip išvart sveikatos jaučiu, kaip įsimetė į kūną. Čia. Ėriukų, blėt. Ėriukų kakučiai? Čigonynas po biškį. Taboras jau pajuda link dangaus. Taboras bunda. Krapštamės po biškį. No. Reikia. Krasavčikiai. Ieško ko nepametęs žmogus. Taip ir gyvenam, reiškia. Jau visi kaip ir pasiruošę. Rolandai, kalbėk. Rolandai. O jūs vaikai taip darykite. Gerai, labas rytas.
Здоров. Ахуjenai. Šitą pakmėlas padarytas. Žodžiu, kadangi po to visi klausė, kas bus, tai pasakysim iš pat ryto vieną kartą. Dabar važiuosim į San Mišelį 80 km. 9-1. 91? Nu gerai. Man rodė 80. 91 km. Tenai, kas buvot, kas nebuvot, kas įsivaizduojat, ten yra ką veikti. Prasme, vaikščiot, žiūrinėti, ten medituoti, ten, kiek ten mums užtruks, mes patys nusispręsim. Pabas yra? Yra. Kitaip nevažiuojam. Jo, žinau, dėl to ir važiuojam ten, kur yra. Stovim juk vežame. Neka, blė, tas, kuris negeria. Tada, kai baigėsi mūsų pasivaikščiojimas, kai visi prisisotinam tos galios vietos, reiškia, tada važiuojam pajūriais link kempingo, iki kurio yra 2,5 valandos kelio ir 105 km kažkas tokio. Nuo čia. Dar nežinau. Nuo ten. Ir pakeliui yra dar vienas labai gražus miestukas, į kurį reikia užsukti, prasivažiuoti ant pajūrių, galima atsigerti kavos alaus, bet ten dar yra ir kvepalų Dioro kvepalų muziejus. Tai jeigu damom įdomu, kažkas gali eiti alaus, kažkas gali saugot motociklus, kažkas... Didelės ne, šitą praleidžiu. O tai gal Yra alaus muziejus. Nebent savo pinigų pasiimti. Pakeliui ne. Tai va, žiūrėkit, po to reiškiasi, aš atsiprašau, tada reiškiasi važiuojam link kempingo. Kempingas yra pajūry. Kempingas yra į vakarinę pusę, tai eisim palydėti saulės į jūrą. Tai mintis tokia, kad gal atvažiuojam į kempingą, apsižiūrim, jeigu yra galimybė, pavyzdžiui, pasigrylinti pliaže ir pasėdėti, pabakarot pliaže, o ne kempingę, kad kažkas neburbėtų, tai mes tai ir padarysim. Bet reikia pradžioje apžiūrėti vietą. Reikia spėti iš karto, gal kempingė, kad mums geriau, kur Gal mes geriau nespėkim ir po to tiesiog ryte susimokim. Ai, po to geriau atsiprašyti lengviau yra. Tai gal tada San Mišelį biškį apsiribokim trumpesnių laikų. Aš sakau, viskas yra mūsų rankose. Tai jeigu aš noriu, tu nenori, tai čia viens. O jeigu 20 noriu, viens metai ką tada? Nu tada jau 20. Ne, nu jeigu sakai kempingas prie jūros, tai ten noris ne 10 vakarą nuvažiuoti. Ne, tai mes nenuvažiuosim 10 ten prie Norų. Mums viso kelio šiandien 3,5 valandos važiavimo. Mūsų važiavimas rodo kitaip. 5 valandos. Taip, jeigu rodo 2 reikia. Vyksta reiškiasi kūro pylimo akcija, atrakcija. Nedaug kas pilasi, bet vis tiek va taip pakuojam degalinę. Ir va toks autobusiukas čia pas mus. Keliai tušti, prancūzai miega dar visi. Šiandien matėm pirmą policiją su motociklais, bet pamojavo ir nuvažiavo. Labai gerai, nes čia pas mus yra dar tokių, kurie neataučia iš pavakar. Ir ką? Va, pasirodo, naktį bandė policiją kviesti, bet policija pasiuntė velniop kvietėjus. Sakė, fukov kvietėjim. Aišku, vienas kaimo inspektorius nenori atvažiuoti pas virš 30 girtų baikerių ir aiškintis kažko tai naktį. Vis tiek anksčiau ir vėliau visi norės miegot. Su nuotykiais. Nu, bet gerai. Mūsų visai bandai 108 su kapeikom eurų. Labai gerai. Žiauriai gerai. Dabar važiuosim kitą kempingą patriukšmauti. Ką?
pagrindinysis. Kaip sakant, ko mes čia ir susirinkom. Alligator Vena į Abušuvelai. Tai čia kybom paskui kažkokį tai Pyrenees Tours, Le Français ir всё, короче. Nu tai taip laukiu mūsų milijonam šitų subscriberių parodyti San Mišelį ir dabar jis neišlenda nieko. Taip, jeigu išlystų, reiktų susimokėti, tai džiaugtis, kad neišlenda. Taip, tačiau už dyką nieko to neparodyti. Tik špygą gali parodyti už dyką. Špygą taukuotą už dyką gali parodyti. Ir dar čia važiuojame į Call of Duty, nes čia visur Call of Duty's vyksta. Va tenai va. Avytės ir San Mišelis. Nerealiai. Tiek avių pievų. Jo, čia kažkokia tai. Nu dar porą minučių pafilmuosiu ir išjungsiu, nes batareikos nėra. Nu va, kaip pražiūrės. San Michel. Voilà. Ja, taip daryk. Taip, va, taip darykit. Taip, Okay.
motochebra. Visi atvažiavę tapu į Le Saint-Michel. Sėsim į autobusus, varysim. BBC? Reportažas BBC, jo? BBC reportažas, taip. Rodys antradienį. Motochebra yra cool. Paduokim garo, pavarysim biškį. Atalakėm su autobusėliu. Ir čia turim tokį va daiktą. Įdomi vieta, bet palikom vieną savo kolegą. Netyčiom. Dabar lauksim Dariaus, kol Dariukas sugrįž, pasiselfinsim. Dariukas mus pasivyt turėtų. Ar ne, Ramūnai? Taip. Gerai. Ramūnas pritarė idėjai. O, blėt, Jis sakė, kad jūs eikite, o šis filmuos. o tai naurio irgi nėra? Tai sakau, Nėra. 6.5 hours later. Atleisk, Dariau, atleisk. Raudonas. I'm in the back seat. You should probably take the wheel. I'm kinda twisted inside, and I don't know where I'm going. I'm just here for the ride, okay? Fuck, here comes a double vision. Does Megan Fox have a twin or something? Might be the Prozac kicking in, but she tossed her drink in my face and I didn't even flinch. My mom says love's not easy, just keep your head held high. People will find you pretty, I just wonder where they are. You like my Batman t-shirt, it costs like 50 bucks. Someone must think I'm pretty fly right now. Maybe I'm going crazy, can't catch a break lately. And I just wonder what you gotta do to get a little baby. You look amazing, I said it, I meant it. And I just wonder what you gotta do to get a little love. Get a little. What you gotta do? What? Did somebody just say hello? Nah, I'm flying Han style, solo. Do you like that Star Wars reference, baby? There's more where that came from. Catch a movie later? Guess I'll see you around. I got a busy week too, I'm watching X-Files. Could be the Mai Tai doing things, but hey. Tai va, tai visi 6 milijonai mūsų subscriberių dažnai klausia, kaip atrodo gaidynas. Va, taip. Čia yra gaidynas. Va taip. O čia yra mūsų ribetos. Visi guminiais veidais. Nuo saulės tipo raudoniai degė. O, blėt, kokie gaidžiai? Aš sakau, manęs dažnai klausia, kaip atrodo gaidynas. Yra? Nebėra. Vanduo kyla. Tie vaikučiai ten šlepsėjo per purvą prieš tai, dabar šlepsi jau iki kelių vandenį. Taip čiukščios ir paskęsta. Einu po žmoną, stovi ir kviečia mane visais fluidais. Jo. Ir dabar tave čia nufotkinti.
6 years challenge or 5 years? catch a break lately, and I just wonder what you gotta do to get a O, little baby. mes, You look amazing. mes tokią pačią nuotrauką turim. kaip va ten. Meant it, and I just wonder Ten žiūrėk, dar ant kryžiaus sėdi what you šį gotta do to get a little It's Ricardo Leviosa. What you gotta do to get a little Ir bus tavo paskutinis. Mūsų antroji nakvynės vieta. Kempingas, čia jūra netoli visai. Greitai apibėgau, pafilmuoju ir einu žmonai padėti statyti. Ką? Vestuvių balius. Prancūzijai turim palapinę. Ne tu sprendi. Eisim gėrimo ieškoti. Atsirišo kodas vėl? Ne, viskas gėrimas. Nebėra vandens. Sulčių ir vandens. Aš nusipirkau ananasų sulčių ir žybal viską vienas. Labai geras sulčius. Palenkiu galvą paštą. Daug cigaretę. Terrorizuoja žmogų. Kažkas dar ką tik prašė? Aš tau su sulčiu. Sekmadienį, karočiui, vėl iškensime. Jie, man atrodo, ir 10 valindžių gerai, kad reikia skūlytę Sako, aš noriu obuolį. Sako, kad būtų kaip pizdos skonio. Varmens, nu gerai, šitais obuolys, karočią. Atsikant, blėt, šūdais, karočią.
Sako, kitą pusę pamatyti. Jo, va toks ir buvo tenai, jo. Jau biški mažiau čia mūsų ir visi tokie biški apliūdę jau, paliūdę. Kur tą pusę komandai. Cheers, mate.